ICTS? Kas tai? Kreditų kaupimo, perkelimo sistema. Su pirma laisvė universitetui. Instrumentas kurti studijų programą. Tai yra labai svarbu, tai yra tiesiog atvirumas, galėtume sakyti. Skaidrumas, nes save parodai ir pats save pamatai. Laisvė, meninė laisvė. O ką tai reiškia, mes žinome visi. Atsakomybė už tai, ką tu darai. Modernumas, nes tai yra nukreipta ir realizuojama šiuolaikiniais būdais, nukreipta į ateitį. O kas čia svarbiausia? Tai ir yra darbas kartu. Dėstytojas gali būti pats geriausias, talentingiausias, jeigu studentas atėjęs galvoja, kad ICTS atidarė lagaminą, padėjo dėstytojui ir laukia, kol pribyrės. Tai čia jau nusivylimas didelis laukia studentų ir dėstytojo taip pat, kad toks studentas atėjo. Geras dėstytojas tokį studentą turėtų pasakyti, užsidaryk savo lagaminą ir keliauk iš čia, nes čia tau ne vieta. Tai ICTS yra ir be studento noro, žingeidumo, pastangų to lagamino niekaip neprikrausi. Ne tai, kad štai kažkas tai vyksta paslaptingo universitete, tai kas vyksta žino profesoriai, o jau jūs turit pasitikėti mumis. Nes mes esam šviesų žmonės, mes patys ilgai mokėmės, mes darom mokslinius tyrimus ir mes geriau išmanom ir jūs pasikliaukite tik tai mumis. Mes esame reikalingi tik tada, jeigu yra studentų. Nebus studentų, nebus dėstytojų, nebus universiteto. Tai reiškia, studentas yra ta grandis, pirmoji grandis, į kurią reikia matyti, kurią reikia žiūrėti ir į kurią žiūrint reikia organizuoti studijas. Kalbant apie šią sistemą ir apie studijų orientaciją į studentą, mes kalbam apie aišku pasidalinimą. Šios sistemos įdiegimas, jos filosofijos supratimas, pajautimas leis mums be nuoskaudų, ypač iš dėstytojų pusės, efektyviai bendradarbiauti su studentais, sakykime, būti vieningais partneriais jų studijų proceso metu. Kalbant su pačiu studentu arba darbdaviu arba socialiniais dalininkais, ko iš tikrųjų reikia darbo rinkai ir kaip savo profesiją ir save toje profesijoje įsivaizduoja pats studentas. Čia yra esminis dalykas, kuris keičia iš esmės aukštojo mokslo didaktiką. Atsigręžiam į studentą? Apskritai, aukštojo mokslo didaktika iki šiol buvo labiau pagrįsta, tarkim, tomis tradicijomis, kokias mes turėjome iki šiol ir kurios tikrai nebuvo orientuotos į studento gebėjimus, o labiau buvo orientuotos į patį dėstytoją, į tai, ką jisai moka, ką jisai žino ir kaip jis įsivaizduoja, ko studentui reikia. O čia dėstytojas tampa greičiau ne autoritetu ir ne mokytoju, o pagalbininku, pripažįstant, kad geriausiai išmokstama, kada žmogus pats mokosi. Tai reiškiasi ICTS nauda, tiesioginė nauda, tai yra būtent sudaryti prielaidas, keisti programą, pritaikant ją studentų poreikiams. Yra jau grupė žmonių, sakykim taip, užkrėsti šitą pamąstymo apie studento darbo laiko bacilą. Mes tai vadinam kreditu, kuris atspindi darbo apimtį studento. Kai yra aiškiai vardinama darbo apimtis, tai tada galima kalbėti, tai apimtis didelė, maža, teisinga, neteisinga, ką mes darom per tam tikrą laiką yra vertinga, nevertinga, prasminga, neprasminga. Tai aš galvoju, apskritai ta sistema, jos buvimas yra vien tik studento naudai ir jam. Vieną svarbų dalyką turi pajudinti mūsų sąmonėj, kad studentas dirba ne tik tada, kai jis sėdi prieš dėstytoją auditorijai. Studentas dirba ir tada, kai jis namuose naršo internetą ir tada, kai jis ruošiasi egzaminui, kai sėdi bibliotekoje. Mano supratimu, normalus ir mokytojas, ir profesorius, jis visą laiką stengiasi neperkrauti studento, kad jam liktų laiko ne tik tai pamiegoti, bet apskritai pilnavertį gyvenimą gyventi. Vis dėlto ICTS sistema tai ne tik kreditai, kuriais sveriame studento darbą, tai yra ir
tam tikros įgyjamos kompetencijos. Ką žmogus žino, geba, kokias jis vertybės turi. Visa šita visuma yra kompetencija. Pribrendom pokyčiams? Na, sakykime, važiuoji vienu automobiliu, judi į priekį, situacija pasikeičia, tenka persėsti į kitą automobilį, bet tu vis tiek judi į priekį, svarbiausia žinodamas savo tikslus, kur link judi. Mums leidžia susitarti apie vertybės, kurios yra svarbios aukštajame moksle ir apie kurias mes turime diskutuoti. Tu turi būti lankstus, tu negali nusipiešti programos, nusibraižyti tinklelio ir 100 metų tą patį daryti. Nes gyvenimas keičiasi, studentai ateina kitokie, ir dėstytojai keičiasi, labai daug dalykų keičiasi. Tie pokyčiai turi įvykti sąmonės lygmenį. Aš manyčiau, kad tam, kad tu jau judėtum, turi turėti tam tikrą, filosofinį pamatą ir suvokti, vardan ko tu tą darai. Kurie imsis ir pradės diegti ir jau diegia į savo programas šitą naująją studijų kreditų sistemą, kad žinotų, galbūt iš pradžių ir bus sunku, bet tai tikrai atsiperka bendravimu. Darom, nes to reikia. Marcinkevičius, atrodo, yra kieno greičiui sujudimas, išvažiuoja Vilniun Simas. Kraunamas yra lagaminas gėrybių, kurių reikalingų tam Simui lašinių, kad jis galėtų studijuoti, bet po to atsilaisvinęs tas lagaminas, jis natūralu, turi būti gamtoje taip mainai, grįž į šeimą, plačiai prasme galim pasakyti visuomenę, nešinas kompetencijų, žinių, suprastų žinių, gebėjimų jas pritaikyti, išsiugdęs teisingas visuomenė reikšmingas vertybinės nuostatas. Tai tokie simai, simutės ir keliauja nuolatos kiekvieną rudenį, kiekvieną šalies aukštąją mokyklą.